Labą dieną žmonės ir šiandien yra labai man blogai, nes paaiškėjo, kad aš turiu konkurentų. Tai jūs galite paklausyti manęs, kokie tie konkurentai. Ir dabar aš jums parodysiu juos. Tai konkurentas numeris 1 yra kanalas Būkime vieningi. Matot, čia sėdi toksai, vyriokas. Sėdi ir kalba, kai kur čia ir vaikšto ir kalba, ir su kitais žmonėm kalba, visų pirma, jis yra nukopijavęs mano thumbnailus, dėl to, kad žiūrėkit, jis čia rankas visaip kelinėja, kartais taip daro, va kaip čia va, tai čia visų pirma problema, visų antra yra pavadinimai nukopijuoti. Pavyzdžiui, netikėjau, kad dar tai būna. Tai čia grinai dalykas, kurį aš pasakyčiau, kurį aš parašyčiau. Ir jis pavogė šitą iš manęs. Pažiūrėkit, ir čia jis sėdi prie stalo, kaip, ir kalba. Ir čia jis rimtai kalba. Ir jis po to nebe prie stalo sėdėjo, tiesiog. Pasižiūrėkim, ką jis čia daro. Netikėjau, kad dar tai būna. Apie ką jis čia? Mėlyjei, pirmoji visų šventų diena, teko susitikti su artimaisiais, su pažįstamais, kapinės vykau. Jis nuvyko į kapinės su artimaisiais, tikriausiai ir vienas pats sugrįžo. Bet žiūrėkit, jis čia kalba, kai ką ten jis ir dusikalba, bet kai kur ten, ir čia klikbeitina, ką daro, bet, jis, kaip jis čia, ieško žmonių, pavyzdžiui, šitas va. Rytmetinis sekmadienio pamokslas. Ir jis čia kalba pamokslą, sako. O kur tas žmonių ieško, aš jau žiūrėt, kuris ten kažko ieškos. Pasižiūrėkit, čia grinai, kas čia dabar? Ai, pasižiūrėkim, kas čia. Dabar kažkas taip tokio panašaus. Prenumeruoti! Tad kaip matote, čia, bet jis dar yra. Gal normalesnis. Bet yra kitas žmogus, kuris yra visiškai kitoks. Kurį galite rasti, čia vaduje, tada paspaudę šitą mygtuką ir, žinot, čia jau yra, įžengėm kitą lygį. Nes matote, šitas Vygantas Kelertas yra toksai. Ir ką tas Vygantas Kelertas daro? Jis sėdi prie stalo ir kalba. Ir čia ant sofos sėdi, tai čia pokytis jau toksai. Čia jis sėdi prie sėdos, čia kalba kažką. Čia mašinoje sėdi, tai čia dar. Jis čia lauke stovi, pasižiūrėkim. Negali būti ir jis čia juda. Žiūrėkit, kaip jis juda, ar čia jam viskas gerai. Čia matot kažkokį, pažiūrėkim. Burleska 01. Gerai užteks. Žiūrėkit, ir jis kalba čia apie visokius dalykus. Pavyzdžiui, kur čia Viagra vakarų propagandos socialinė karo inžinerija. Pažiūrėkim, tai kas ta Viagra yra? Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai. Sveiki draugai, gerai. Įsivaizduojate? Pažiūrėkim. Rusai savo kareiviams duoda Viagrą, kad pastarėjai prievartautų moteris. Vat paskleistas naujas feikas. Feikas? Žinoma, adekvatų žmonės tai supranta, kad tai yra feikas, adekvatus žmonės? Dundukams. Dundukai? Kad kolektyviniai vakarai nenaudoja kažkokių tai naujų metodikų, kaip paveikti žmonių psichiką. Jie tiesiog naudoja jau patikrintas technologijas. Negali būti. Ir apie tą Viagrą jau kolektyviniai vakarai naudojo pasitelkę nesąmonės apie Viagrą, kada kolektyviniai vakarai nusprendė pašalinti Kadafį, nužudyti Kadafį, kad Libija buvo užpulta ir bombarduojama NATO lėktuvų, tai Reuters agentūra 2011 metais, galit patys susirasti, taip pat rašė, kad Kadafis duoda savo kariams Viagrą, kad pastarėjai prievartautų. Negali būti, netikiu. Čia, pala. Tai jis sako, kad Viagra yra naudojama kaip propaganda. Tai reiškia, kad jeigu tu turi problemų su
savo sistemomis. Tai reiškia, tu skleidi propagandą. Duoda susimastyti toks žmogus. Čia su žvakė jisai čia. Čia. Pakliuvo portalo. Gerai. Kas įvyko 2001 metų rugsėjo 11 dieną? Pasižiūrėkim. Kodėl reikia suprasti? Aš praleidau rugsėjo 11 tokią žymę datą, bent Amerikoje. Amerikoje? Prieš 21 metus buvo sunaikintas pasaulio prekybos centras. Aha. Aš prisiminiau rugsėjo 11, aš čia dabar šiandien... Kodėl jis prisiminė? Kas ir kur ir kaip įvykdė tą išpolį. Nežadu pasakoti. Kodėl jis negali paaiškinti, kas ir kaip? Jūs pasidomėkite, pažiūrėkite dokumentiką ir išduokite klausimus savo. Ar tikrai ta versija, oficialią versiją, kurią skelbė Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė, ją galima pasitikėti, ar jums ne? Ir čia aš jį sustabdysiu. Dėl to, kad aš dabar paskleisiu savo mintis apie šitą temą. Čia sako, kad rugsėjo 11 galima tikėti. Ne. Jūs matot, lėktuvai, jie yra labai lengvi. Pavyzdžiui, kaip jie skraido oru. Jeigu jie būtų sunkūs lėktuvai, tai jie tiesiog nukristų ant žemės. Aišku. Tai čia logiška, tai negalėjo čia būti lėktuvai, ką jie čia būtų padarę, būtų atšokę ir atsisukę į kitą pusę ir nuskridę atgal į oro uostą, jeigu čia lėktuvus. Aš žinau, kas atsitiko. Matot, kas kaltas rugsėjo 11, sako, kad Bušas kaltas, kai kurie sako, kad Bin Ladenas kaltas, bet aš žinau, kas yra kaltas iš tiesų. Tas žmogus yra Vytautas Šustauskas, nes matot, žiūrėkit, gal jūs nematot, bet žiūrėkit, jis kalbėjosi su Vytautu Šustausku. Bet šitas žmogus, Vygantas Kelertas, manau, yra protingas, jis yra genijus. Ir jis nesikalbėtų su žmogumi šiaip, jeigu jis nenorėtų iš jo išgauti naudos. Jis norėjo išsiaiškinti tikrą tiesą. Kodėl Vytautas Šustauskas suorganizavo rugsėjo 11 dieną. Bet jūs galit manęs paklausti, jeigu ne lėktuvais, tai kaip Šustauskas sunaikino bokštus? Ogi viskas yra labai paprasta. Tiesa ta, kad Šustauskas pasaulio prekybos centro bokštus sunaikino su faktais ir logika. Va tokia yra tiesa. Bet matot, Vygantas Kelertas, kopijavo mano mintis, dėl to, kad jis kalba irgi apie durnystės, kaip ir aš. Ir taip pat jis nukopijavo dar vieną dalyką – Facebooką. Matot, Vygantas Kelertas irgi turi savo Facebooko paskyrą, kuris yra pasivadinęs dar Matrica Lietuvoje. Tai gražus pavadinimas. Ir aš turiu paskyrą savo, bet jūs matot, kad aš nesu savo paskyroj. Aš esu paskyroj, kurį vadinama tiesos nešėjai. Dėl to, kad aš padariau šitą paskyrą, dėl to, kad jis mane užblokavo, dėl to, kad aš bandžiau pakviesti į drauges, jo padelę. Ir va šitą va. Ir matote, čia jis dalyjasi daug informacijos. Pavyzdžiui, tai, kad Ukraina yra labai blogai ir kad Rusija yra labai gerai ir jis visą laiką apie tai kalba. Jis dalyjasi visokiais, ar čia jo ta padelė dalyjasi visokiais dalykais, nežinau. Bet jis visą laiką kalba, kaip blogai, kad čia Rusija yra tokia numenkinama. Oi, pasižiūrėkime nuotraukas. Bet ir aš su juo sutinku, nes rusams priklauso buržomis. Ir aš vis dar pykstu ant Ukrainos dėl to, kad vienintelis dalykas nukentės per karą su Ukraina yra mano širdis, dėl to, kad dabar nebeparduoda buržomio. Tai, nes jis rusams priklauso ir dėl to aš palaikau rusus, čia yra puikus argumentas. Ir visi kiti argumentai su šituo argumentu yra tiesiog nušluojami. Žodžiu, faktai ir logika. Ir čia va, matote jo Facebooko nuotraukos. Pasižiūrėkit, viršelio nuotraukos. Žiūrėkit,
koks mielas žmogus su kate ir patinka ir kačiukai ir katytės ir pasižiūrėkit, koks mielas žmogus, kokia jo gera širdis. Ir apskritai, jis tiesiog yra mielas, toks geras žmogelis, ką jis čia dalydasi. O, žiūrėkit, širdelis labai gražu, labai gražu ir nuostabu. Pala, kur čia buvo jau geros nuotraukos? Žiūrėkit, juose jis yra ant pietinio pasaulio prekybos centro. Pala. Jis buvo ant pasaulio prekybos centro ir per pasaulio prekybos centrą su faktais ir logika sunaikino Šustauskas. Tai reiškia, kad Vygantas Kelertas yra nekenčiamas Šustausko. Bet kodėl? Matote jo YouTube, pirmas vaizdo įrašas prieš kiek metų čia yra Šustauskas jame ir kalbasi pažiūrėkit, koks gražus, jaudas, gyvybingas žmogus tas Šustauskas ir čia jie kalbasi, rodo visokius dalykus. Va, žiūrėkit. Bet jis kalbėjo ir atseit juokėsi. Matot, va būtent taip darytų žmogus, kuris nori, kad mes negalvotume, kad jis susprogdino pasaulio prekybos bokštą, kad atkeršytų Kelertui, kad nužudytų jį. Pala. Matote, čia yra neidentifikuotas skraidantis objektas. Matote, kasgi čia dar galėtų būti, čia juk ir čia va. Ar žinote, kad Vygantas Kelertas užfiksavo vienintelį kadrą neidentifikuotų skraidančių objektų ir jie yra prie pasaulio prekybos bokšto. Viskas susisieja. Žodžiu, dabar aš viską susumuosiu. Aš turiu konkurencijos ir tai yra labai blogai. Todėl aš kiekvieną dieną dabar sėdėsiu užsidaręs kambaryje prie uždegtų užuolaidų. Ir tada aš užsidegsiu čia daug žvakių, susikelsiu savo gaisrą. Ir gal tada aš galėsiu kurti tokius gerus vaizdo įrašus ir daryti tokias geras teorijas, kaip daro Vygantas Kelertas bei Būkime vieningi. Aš radau papildomos informacijos, kurią man tikrai reikia pasidalinti, nes tai yra labai svarbu ir aš manau, kad jūs visi turėtumėte apie tai žinoti. Tai va, ir dalykas, ką aš padariau, tai aš tiesiog YouTube įrašiau į paiešką Vygantas Kelertas ir radau šitą vaizdo įrašą Lietuva globalistų ir nusikaltelių įkaitė, kurią įkėlė Būkime vieningi. O kasgi čia? Čia Vygantas Kelertas, žiūrėkit, kaip jis čia lankstosi labai gražiai. Pasižiūrėkim. Čia naujas kanalas vadinasi, dėl to, kad atseit vieno neužtenka. Matot, Būkime vieningi. Ir protingi. Bet tiesa ta, dalykas toks. Žiūrėkim. Pažiūrėkim, oi kaip garsiai. Bet pasižiūrėkim, tiesiog pamatysiu čia įdomios informacijos. Sveiki. Šiandien esam svečiuose pas Vygantą Kelertą. Negali būti. Sveiki. Čia Kaunas skaitos. Kaunas! Jek! Viskas susieina. Vygantas Kelertas yra kaunietis. Tai viską paaiškina. Tiesiog, grinai. Dabar mes žinome tikrą pasaulio tiesą. Vygantas Kelertas yra kaunietis. Tai galite sakyti, o ką duoda šitą informaciją? Ką jį duoda? Štai ką duoda. Žinome, kad jeigu nori būti gerų teroristų, geras durnystės daryti, viską gerai išgalvot, tai reikia gyventi Kaune. Ir jūs galvojat, Kaunas, o kuo tas Kaunas tai padaro? Matot, visi Kaune yra arba girti, arba
narkotikų prisirūkę. Jeigu nori būti tokių kaip Vygantas Kelertas, kaip aš sakiau, tai reikia važiuoti į Kauną, prisigert ir prisirūkyti žolytės. Nu tai čia, nu tai aš ketinu tą daryti. Dabar važiuoju į Kauną, gerai, iki. Labą dieną, aš sugrįžau iš Kauno. Bet dabar aš atskleisiu tokį dar įspūdingesnį, įtikinamesnį dalyką apie Vygantą Kelertą ir aš jį eksposinsiu. Matot, vėl aš atsidariau čia paiešką, čia matot įrašų, kuris kalbasi čia. Vėlgi su to būkime vieningi. Ir čia kalba. Čia Vygantas Kelertas, būkime vieningi, Vygantas Kelertas. Čia kažkas prieš jį kalba. Pala. Džordžas Orvelas? Negali būt. Čia tikrąja to žodžio prasme 1984. Vygantas Kelertas yra Džordžas Orvelas. Viskas aišku. Džordžas Orvelas yra kaunietis. Kaunietis yra Vygantas Kelertas. Ne. Man čia per daug. Čia yra tikrai to žodžio prasme 1984. Čia yra gyvulių ūkis, grinai, viskas. Pasižiūrėkim. Nu bet čia visi galai susijėjo. Aš negaliu net kalbėti iš to šoko, kad Vygantas Kelertas yra Džordžas Orvelas. Tai jūs galite manęs klausti, ką duoda supratimas, kad Vygantas Kelertas yra iš tiesų Džordžas Orvelas? Na, tai labai viskas paprasta. Čia yra ketvirtas dalykas, kurio reikia, jeigu tu nori daryti gerus įrašus, geras teorijas, geras konspiracijas, geras durnystės. Tai visų pirma, kaip sakiau, reikia prie uždegtų užuolaidų sėdėti. Visų antra, reikia žvakių daug, gaisrą susikelt. Visų trečia, reikia Kaune gyventi. Ir dabar ketvirta, žinome, reikia gyventi tikrąją to žodžio prasme 1984 ir būti Džordžu Orvelu. Ką man dar čia pridėti? Pasižiūrėkim, gal dar surasim ką. Gal jis dar yra kažkoks kitoks papildomai. Žiūrėkit, kasgi čia dabar. Vygantas Kelertas 2. Na va, iškilo toksai klausimas. Ar rimtas? Rimtas. Pala! Čia yra! Ar čia Vaidas Žemaitis iš Būkime vieningi kanalo? Ar čia Vaidas... Kaip reikia? Iš tikrųjų, taisyklingai nusivalyti užpakalį. Gerai, jis užduoda labai rimtus klausimus, kaip matau, netrukdysiu jam. Gerai. Tai vėl Orvelas, Kelertas, tai čia nieko ypatingo. Žodžiu, dėja, daugiau nieko įdomaus nesurandau, bet gali būt, kad aš kažką surasiu parašęs Vaidas Žemaitis. Nu, tik tai būkime vieningi, bet galbūt... O, žiūrėkit, atviras seivas. Sveiki, gerbiami lietuviai. Šiandien noriu kreiptis į Vaidą Žemaitį Lekstutį per žiniasklaidos tinklą, kadangi jis kitaip susitikimo bando išvengti įvairiausiais būdais. Kaip jis kalba? Labą dieną, mėly lietuviai. Pirmą norėčiau trumpai prisistatyti. Esu Alfonsas Norvaišas. Alfonsas Norvaišas? Nu, pasižiūrėkime, ką daro Alfonsas. Oi, čia irgi geras toksai. Užklausa 24 LT. Viskas vienoje vietoje. Užklausa 24.lt. Transportas. Negali būti transportas, nekilnojamasis turtas, darbas, paslaugos, buitis. Bate, ką? Kas? Buitis, kompiuterija, komunikacijos, technika, pramogos, buitinės paslaugos, mokymai, kursai, kalbos, drabužiai, avalynė, grožio paslaugos, dailė, menai, keramika, laisvalaikis. Ne, negali būti. Daugiau nieko nesuradau, bet bent jau galėjau eksposinti Vygantą Kelertą
kaip George'ą Orwellą. Tai, dar pasižiūrėkit, beje, čia buvo toksai dalykas labai liūdnas. Vygantas Kelertas vakare buvo įkėlęs įrašą, kuris vadinasi muzikinė pertraukėlė bendraminčiams, kuris labai gražiai groja pianinu. Jis groja labai, jis moka groti pianinu, talentingas žmogus, kaip sakau. Labai geras man tas Vygantas Kelertas toksai. Jis keliautojas, Amerikoje gyveno, ką, mėgsta kačiukus, katytes, moka groti pianinu, pavyzdingas žmogus ir jis tiesiog, ką jis galėjo blogo padaryti, tai ką jis čia blogo, nieko. Ir patinka gražus merginos, normalus žmogus, geras. Tai čia aš nematau su juo jokių problemų. Tai, bet jis buvo įkėlęs tą vaizdo įrašą, kur groja pianinu ir jis jį ištrynė. Po kokios valandos. Ką tai galėtų reikšti, dabar reikia pasamokslauti. Aš jam, su kita paskyra, dėl to, kad aš bijojau, kad jis mane užblokuos, dėl to, kad jis ir Facebook'e mane buvo užblokavęs, aš jam parašiau labai graži muzika. Ačiū Vygantai, ir kažką panašaus. Čia va uždėsiu, taip, matot. Bet, kodėl jis ištrynė? Nes, mano tas komentaras, jis tikrai čia negalėjo žinot, kad čia mano komentaras. Nes ir čia turėjo 6 laikus, man atrodo, tai va, ir žmonės sutinka. Tai kodėl jis ištrynė muziką? Kas, jeigu jis su ta muzika iškvietė demonus? George'as Orwellas iškvietė su muzika demonus, pats to nesuprasdamas. Ir tada atėjo 1984 ir jis ištrynė tą vaizdo įrašą. Bet čia jis rimtai turi žvakių, ar čia jis, nežinau, jis jau, taip va. Čia buvo tie 2 žmonės, tikriausiai jo buvo jo sūnus ir dukra. O čia visi kiti artimieji, su kuriais važiavo į kapines, prisimenat? Bet ten buvo Būkime vieningi. Bet jie draugauja kartu. Kas, jeigu Būkime vieningi, nuvažiavo į kapines kartu su Vygantu Kelertu, išžudė visus savo artimuosius ir pastatė, kad galėtų pasistatyti iš jų sielų, ištraukti daug žvakių ir jų pasistatyti. Vygantas Kelertas organizuoja nelegalų žvakių gamybos ringą ir jis tiesiog, jūs matot, jis buvo ant pasaulio prekybos bokšto, vėlgi, aš sakau, jau čia praeitą, kad kalbėjau, ir jį Šustauskas sunaikino su faktais ir logika, vėlgi, tą patį aš sakiau jau, bet jį matėt, kad tas bokštas kažkaip degė. Šustauskas užkūrė su faktais ir logika ugnį. Vygantas Kelertas nuo to laiko jis yra, jo gyvenimas siejasi su ugnimi ir jis kitų žmonių sielas, kad save energizuotų, kad turėtų energijos, kad jis gyventų, jis turi ištraukti kitų žmonių sielas. Ir kaip jis tai padaro? Su žvakėmis. Va. Ir dabar George'as Orwellas. Jis yra George'as Orwellas. Ir 1984. Kas, jeigu tais metais... Kas jis padarė? Ką jis tais metais galėjo padaryti? Pala. Jis 1984 metais gimė. Viskas susisieja. George'as Orwellas, Vygantas Kelertas, Kaunas, žvakės, kas dar Būkime vieningi, Vaidas Žemaitis, tas idiotas, kur su Lietuvos vėliava kalbėjo. Viskas tiesiog yra aplinkui, ratai. Ir ką mums tai nori parodyti? Ratai, pagalvokit. Ratai. Viskas eina ratu. Tai yra gyvenimas. Vygantas Kelertas yra gyvenimo prasmė ir esmė.
Jis yra tobulasis gyvenimo stereotipas. Ir jis yra tiesiog viskas. Aš viską supratau. Ir va taip va, labai linksmai galime pabaigti šitą nuostabų vaizdo įrašą. Nu kaip gerai viskas. Ir linkiu jums, kad nebūtumėt vienas iš Vyganto Kelerto ar Vaido Žemaičio artimųjų. Tik tiek.